Jau kurį laiką girdime apie niobį ir kaip jis galėtų pakeisti mūsų šalies kryptį. Tačiau tiesa ta, kad nedaug žmonių iš tikrųjų žino, kas yra niobis ir kam jis naudojamas. Kadangi šiandien apie šią temą sklinda daug netikrų naujienų, esu čia tam, kad papasakočiau tau tai, ko tau nesakė apie niobį, pasakė Difuzėjamas. Sveiki inžinerijos entuziastai, mano vardas Igoris Filipė ir tikrai jau esate girdėję terminą niobis. Tačiau tiesa ta, kad daugelis žmonių atpažįsta šį pavadinimą, bet visiškai nežino, kas tai yra ir kam jis naudojamas. Dar blogiausia tai, kad kadangi niobis dažnai minimas žiniasklaidoje, tai sukelia šiek tiek iškraipytą informaciją ir garsias netikras naujienas. Todėl pagalvojame, kad būtų naudinga pateikti patikimą informaciją tiesiai iš šaltinio. Taigi šiandien papasakosiu tau tai, ko tau nepasakojo apie niobį, bendradarbiaudamas su CBMM. O jei tu nežinai, CBMM yra pasaulinė lyderė, gaminant ir kuriant niobio technologijas. Tai yra brazilų įmonė įsikūrusi Arašos mieste Minas Žeraiso valstijoje. Bet einam prie reikalo, kas yra niobis? Niobis yra pereinamasis metalas, žymimas simboliu NB ir turi 41 atominį numerį periodinėje lentelėje. Jį atrado 1801 metais anglų chemikas Charlesas Hatchetas, kai jis analizavo mėginius ir iš pradžių jis buvo pavadintas Kolumbiu. Įdomu tai, kad 1846 metais jį iš naujo atrado kitas vokiečių chemikas vardu Heinrichas Hose ir jis buvo pavadintas niobiu. Manėsdamas, kad tai naujas elementas, vėliau buvo atrasta, kad Kolumbis ir niobis yra tas pats elementas. Ir 1949 metais niobis buvo oficialiai pripažintas kaip pereinamasis metalas. Bet kaip tai? Jis yra pereinamasis metalas. Taip, niobis yra metalas gaunamas iš rūdų, kurios randamos dirvožemyje arba uolienose. Ir šis procesas nėra toks paprastas, kaip iškasti duobę ir rasti niobio. Kai kurie metalai, tokie kaip varis ir auksas, gamtoje gali būti randami gryna forma. Tuo tarpu kiti, tokie kaip niobis ir aliuminis, turi būti apdorojami cheminiais ir metalurginiais procesais, kad taptų galutiniais produktais. Norint pagaminti niobį, naudojami tokie rūdos kaip kolumbitas, tantalitas, loparitas ir pirochloras, iš kurių pastarasis yra dažniausias čia, Brazilijoje. O tiems, kurie nežino, štai pirochloras, rūda, naudojama CBMM niobio gamybai, kuri atrodo kaip paprasta žemė, kokią matome visur aplinkui. Kad geriau suprastume, čia turime pirochloro cheminę formulę. Ir kaip matome, šio mineralo sudėtyje yra būtent niobis, žymimas simboliu NB. Kalbant apie metalus, tiksliau apie pereinamuosius metalus, jie sudaro periodinės lentelės grupę, kuri pasižymi tam tikromis savybėmis. Šie pereinamieji metalai yra žinomi kaip novatoriški. Elementai turintys labai didelį tankį ir aukštą lydimosi temperatūrą. Kitaip tariant, jie lydosi labai aukštoje temperatūroje. Niobis priklauso šiai pereinamųjų metalų grupiai kartu su kitais žinomais elementais, tokiais kaip pavyzdžiui wolframas, kuris naudojamas elektrinių dušų kaitinimo elementuose. Bet gerai, iki tol mes išgauname pirochlorą iš žemės, apdorojame šią rūdą ir paprastų procesų išgauname niobį. Teisingai? Gaila, kad viskas nėra taip paprasta. Norint gauti galutinius niobio produktus, kurie parduodami įvairiems pramonės sektoriams, reikia daugiau nei 160 etapų, apimančių metalurginius ir cheminius procesus, kuriems reikia daug technologijų. Viso šio proceso pabaigoje gauname galutinius produktus, iš kurių geležies niobio lydinys yra naudojamas automobilių kėbuluose, tiltuose, viadukuose, dujotiekiuose ir laivuose. Taip pat turime niobio oksidą, kuris naudojamas teleskopų, saugos kamerų lęšių ir elektrinių transporto priemonių baterijų gamyboje. Vakuuminio laipsnio lydiniai naudojami raketų ir lėktuvų variklių gamyboje. O metalinis niobis, produktas, kuriame yra daugiau nei 98% niobio, naudojamas magnetinio rezonanso aparatuose, tomografuose ir dalelių greitintuvuose. Čia Brazilijoje vyksta daug tyrimų ir technologijų plėtros, siekiant gaminti ir ieškoti naujų niobio panaudojimo būdų.
Dėl to daugelis žmonių mano, kad niobis yra retas ir kad jis egzistuoja tik čia, Brazilijoje. Tačiau tai yra dar viena dezinformacija. Niobis nėra retas elementas. Be Brazilijos visuose žemynuose yra daugiau nei 85 rudos telkiniai, kuriuos galima paversti niobiu. Šis nesusipratimas kyla todėl, kad šiuo metu Brazilija yra didžiausia niobio gamintoja pasaulyje. Tačiau tai nereiškia, kad visas pasaulio niobis yra sutelktas čia. Tai, kas išskiria Braziliją, yra tai, kad mes turime daugiau žinių apie technologijų naudojančių niobį kūrimą dėl daugelio metų tyrimų. Tačiau tada atsiranda žmonių, kurie sako, kad iš niobio nieko neuždirbame ir kad jis parduodamas už juokingą kainą didžiosiams pasaulio valstybėms. Pagalvok su manimi, jei turiu privačią įmonę, kuri kūrė produktą, aš noriu iš to produkto uždirbti pelno, o jei parduosiu jį už juokingą kainą, galiausiai bankrutuosiu. Kaip ir bet kuri kita privati įmonė, kokią tik įsivaizduotum, ji gamins, kurs ir diegs naujas technologijas tam, kad parduotų produktą už tokią kainą, kuri padengtų visas išlaidas, atneštų pelno ir išlaikytų konkurencingumą rinkoje. Bet jei nori susidaryti įspūdį apie niobio vertę tarptautinėje rinkoje, viena tona vieno iš niobio produktų, niobio geležis kainuoja 10 kartų daugiau nei aliuminis ir maždaug 20 kartų daugiau nei tokio pat kiekio plienas. Niobio geležies vertė šiandien siekia nuo 36 iki 40 tūkstančių dolerių už toną. Ir ši vertė nustatoma rinkoje, remiantis garsiuoju pasiūlos ir paklausos dėsniu. O kai kurie specialūs niobio produktai turi dar didesnę kainą, kuri gali siekti net 100 tūkstančių dolerių už toną. Bet kuo niobis toks ypatingas ir kur aš iš tikrųjų galiu jį panaudoti? Niobis yra labai universalus metalas, plastiškas, pasižymintis dideliu atsparumu korozijai. Ir kaip jau minėjau, jis turi aukštą lydimosi temperatūrą ir dar yra puikus superlaidininkas. Pavyzdžiui, dujotiekių vamzdynuose naudojamas niobio geležis, kad būtų gaminamos metalo lydiniai, didinantis jų mechaninį atsparumą. Net ir nedidelis niobio kiekis, apie 0,01 procento, jau gali padidinti plieno atsparumą iki 25 procentų. Kitaip tariant, net ir su mažu niobio kiekiu galima pasiekti didelį skirtumą. Kitas panaudojimo pavyzdys yra mobilumas. Tai padeda transporto priemonėms sumažinti važiuoklės svorį, padidina jų struktūrinį atsparumą ir atitinkamai saugumą. Ir mes galime tai pamatyti UTV, vadinamame ExoNB. Partnerystė tarp Geofon Racing, kuri yra Brazilijos įmonė specializuojanti lenktyninių automobilių ir variklių gamyboje, ir pačios CBMM. Jo konstrukcijoje buvo panaudotas mikrolegiruotas plienas su niobiu. Naudodami šią medžiagą jie sugebėjo padidinti konstrukcijos atsparumą ir net sumažinti jo svorį 10 procentų palyginti su konkurentais. Be to, tai leido sumažinti eksploatacinės išlaidas, sutaupyti degalų ir pailginti komponentų tarnavimo laiką. Bet manau, kad tai, apie ką visi pastaruoju metu kalba ir apie ką netgi esame darę vaizdo įrašą anksčiau, yra garsioji baterija su niobiu. Ir čia noriu paaiškinti vieną dalyką, dėl kurio kyla daug abejonių ir netgi kai kuriuose naujienų svetainėse matoma daug nesutarimų. 2018 metais CBMM ir Toshiba sudarė partnerystę, kad sukurtų ličio baterijas, tačiau su mišriais niobio ir titano anodais. Dabar pagalvok kartu su manimi. Mes daug girdime apie elektromobilius visose žiniasklaidos priemonėse. O problema, kurį matome su elektromobiliais, yra įkrovimo laikas, baterijos veikimo trukmė ir netgi jos tarnavimo laikas. Taigi, baterijos su niobiu tyrimai buvo sutelkti būtent į šį rinkos poreikį ir susidomėjimą. Galiausiai ši partnerystė lėmė itin greitai įkraunamą bateriją, didesnį patvarumą, ilgesnį tarnavimo laiką ir saugumą. Ir kad įsivaizduotumėte, šios baterijos vidutinio dydžio automobilyje, visiškai įkraunamos per 10 minučių, gali užtikrinti 350 km nuvažiuojamą atstumą. Neseniai CBMM paskelbė apie naują partnerystę su Volkswagen sunkvežimių ir autobusų padaliniu, būtent tam, kad šios baterijos būtų išbandytos elektriniuose autobusuose. Šie bandymai bus atliekami šiais metais Volkswagen gamykloje Resendėje, Rio de Žaneire, o vėliau ir pačioje CBMM Arašos mieste. Jei norite, kad mes atidžiai stebėtume šios bandymus,
Palikite komentarą čia. Ir tiesa ta, kad niobis internete kenčia nuo melagingų naujienų. O mūsų tikslas čia yra demistifikuoti niobį. Ir svarbiausia, pateikti patikimą turinį, be jokios įtakos, paprastu ir aiškiu būdu. Jei norite sužinoti daugiau apie niobį, yra svetainė vadinama niobium.tech, kurioje pateikiami patikimi šaltiniai, kalbantis daugiau apie niobį ir jo panaudojimą. Ir aš paliksiu nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Nepamirškite paspausti patinka vaizdo įrašui, užsiprenumeruoti kanalą ir įjungti pranešimų varpelį. Štai taip, mano draugai, didelis apkabinimas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.